vakaras visiems tie, kurie esate antrame aukšte, tie, kurie esate pirmame aukšte. Sveikiname visus atvykus į Juliaus Liudviko Vynerio labdaros ir paramos fondo organizuojamą renginį Vynerio apdovanojimai 2004. Dėkoju visų pirma visiems tiems, kurie šiame renginyje atėjote į šį renginį jau 3 metus. Tai yra mūsų ištikimiausiai fondo garbės nariai, galima būtų taip pasakyti, svečiai ir patys laukiamiausi asmenys. Šiandieną jūs atvykote į renginį, kuriame turėjote galimybę balsuoti už tuos asmenys, kurie netrukus scenoje gaus Vytauto Karčiausko sukurtą įspūdingas skulptūras. Tai yra metų organizacija, metų vadovas, metų filantropas, metų rėmėjas bei visos kitos nominacijos. Dalyvauti čia antrame aukšte vykstančiame labdaros aukcione, kuriame čia yra antrame aukšte eksponuojami labdaros aukciono daiktai, kuriuos galite nusižiūrėti, įsižiūrėti, persižiūrėti ir aukciono metu juos įsigyti. Primenama, kad visos šio vakaro ir apskritai renginio metu surinktos lėšos bus skirtos statyti pirmąjį pavyzdinį Klaipėdos mieste vaikų žaidimo saugiai aikštelei. Taigi visi tie, kurie gavote kvietimus į mūsų renginį ir kur radote paramos čekius, prašytume apačioje yra paramos čekių dėžė. Mūsų tikslas yra ne išpešti iš jūsų kuo daugiau pinigų, bet mūsų tikslas yra paskatinti jūs prisidėti prie bendruomenės plėtros, kadangi šis fondas yra pirmasis Klaipėdos miesto bendruomenės fondas. Mes dirbame jums ir kartu su jumis. Įvairių pilietinių iniciatyvų, prie įvairių akcijų, prie paramos, prie organizacijų, kurie savanoriškai dirbate tam, kad jums ir jūsų šeimoms ir visai miesto bendruomeniai būtų gera. Tai ačiū jums dar kartą, kad atėjote šį vakarą ir kviečiu dabar visus į salę apdovanojimų. Apdovanojimai 2004. Pradedame labdaros aukcioną. Norime jums pasakyti, jog visos surinktos lėšos bus skirtos opiai miesto problemai spręsti, pirmai pavyzdiniai šeimos aikšteliai pastatyti. Dėmesio, Dobrovolskaitė. 9 metų amžiaus. Darbo pavadinimas Algimantas laivelis išplauks. Studija Žiezdrė. Vadovė Vida Daukšienė. Virginija
jums rodo šį darbą. O pradinė darbo kaina 50 litų. Tonai. Kas, kuriam atiteks garbė įsigyti pirmąjį mūsų labdaros aukciono darbą. Algimantės Dobrovolskaitės 50 litų vienas. 55 sako. 55 litai vienas. 55 litai. 60 litų. Paplokim 60 litų, panai. Paplokim 60 litų. Ir atsirado 60 litų vienas. 60 litų du. 70 litų. Bravo. 70 litų vienas. 80 litų. Plojimai. Negailėkit, ponai, aplodismentų ir šūksnių. 80 litų vienas. 80 litų du. 80 litų. Kiek? 85 litai vienas. 85 litai. 90 litų. Bravo, aplodismentai, ponai. 90 litų vienas. 90 litų du. 90 litų trys. Parduoda. Algimantės Dobrovolskaitės darbas, Algimantės laivelis išplauks, parduotas už 90 litų. Radvilė Gedrimaitė, 10 metų amžiaus. Jos darbas vadinasi Skraidantis laivas. Studija Guboja. Vadovė Regina Dombrauskaitė Plotnikova. Skraidančiam laivui nereikia rodyklių. Neša į vėjas virš miestų laukų. Kurgi mes skrendame? Nejaugi jūs nežinot kur. Tuomet paklauskit vaikų. Visi vaikai. 100 litų vienas. 100 litų du. 110 litų. Bravo. 110 litų vienas. 110 litų du. Kiek? 150 litų. Matai, gerbėmiai ponai, 150 litų. 150 litų vienas. 150 litų du. 200 litų už Radvilės Gedrimaitės darbas Skraidantis laivas. 200 litų vienas. 200 litų du. 250 litų. 250 litų vienas. 250 litų du. 250 litų trys. Parduota. Bravo, aplodismentai. Radvilės Gedrimaitės, jums Tatjanos
Sviderskajas 10 klasės mergaitės darbą Spalvotos mintys. Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras, keramikos studija Žiezdrė, vadovė Vida Daukšienė. Pieštukinė skirta spalvotiems pieštukams. 50 litų, kas daugiau, ponai? Pieštukinė sako, puiku, 55 litai vienas, 55 litai. 2, 50, 60 litų. Atsirado oponentas, ministro noro įsigyti pieštukinę, bet nebrangiai. 60 litų vienas, 60 litų 2. 70. Atsargiai pamažu į priekį, 70 litų vienas, 70 litų 2, 70 litų 70 litų už pieštukinę, ponai, 70 litų už pieštukinę, 3 parduota. Išlaukė, gerbiamas ministras, išlaukė. Pristatome Zlatos Šarovos 10-metės darbą pavadinimu Zlatos vaikystės pasaka. O dabar dėmesio, paklausykit apie neeilinius iš 4,5 tūkstančio dalyvių. Prizą ir sertifikatą įteikė aplinkosaugos komisarė Margot Wallström Briuselyje. Autorė vadinasi su tikrai daug žadančia perspektyva. 60 litų vienas, 60 litų daug žadančios menininkės darbas. 2, 80 litų, bravo, paplokim, pana, paplokim. Šaunu. 60 litų vienas, 80 litų vienas, 80 litų 100 litų ponas Petrauskas, 100 litų vienas, 100 litų 2. Žinoma, kad investuot pinigus į meno kūrinius. Taip, 100 litų 3. Parduota. Sveikinam poną Benediktą Petrauską, protingai investavus. Zlatos Šarovos vaikystės pasaka. Sveikinam Gėlytės 12-metės darbą pavadinimu Fantastinis gyvūnas. Studija Guboja. Vadovė Regina Dombrauskaitė Plotnikova. O eilėraštis šitam darbui yra sugalvotas toks. Kasgi stovi prie upelio, krokodilas ar dramblys? Pats suprasti jis negali. Vietoj nosies jam straublys. Kūnas zebras, tručia galva, kas ateis jam į pagalbą? Tai nežinoma žvėrelis, o sukūrė jį mergelė. Jį sukurti gali tai, ko nemato visiškai. Sandra Bekerytė ir jos eilės. Fantastinis gyvūnas. Pradinė kaina 50 litų. Man atrodo, grėsia jums įsigyti šitą darbą. 60 litų vienas, 60 litų. Kiek? Kiek? Drąsiai, drąsiai. 200 litų. Bravo! 200 litų už Sandros Bekerytės fantastinį gyvūną. 200 litų vienas,
210 litų laitelis po laitelio. 210 litų vienas. 210 litų du. 210 litų trys. Sveikinam įsigijus antrą darbą. Mūsų gerbiamas sveikimo ministrą, poną Zigmą Balčytį. Dabar, gerbėmėjai, susipažinsite su Arno Baublio judėjimo laisvė kūriniu. Tai Klaipėdos jaunimo centro dailės studija Varsa, vadovė Loreta Laurinavičienė. Mums nepavyks laisvės išvysti net akies krašteliu. Tyla ją saugo. Gal ir neišgirsim jos niekada. Tik šimtamečiai medžiai šnabžda apie tai, jog ji šalia. Laisvės išdykėliškus linkėjimus perduoda skardus aidas ir retkarčiais pasirodęs jaukus šviesos blyksnis. Arnas Baublys, judėjimo laisvė, pradinė kaina 50 litų. 50 litų. Kas daugiau, ponai? Arnas Baublys, judėjimo laisvė. 60 litų. Dar geriau įsižiūrėkit. 60 litų vienas. Na, ponai, atidžiau, giliau žvelkit, investuokit savo galvą, kaip ponas Benediktas Petrauskas padarė. Protingas žingsnis. 60 litų 2. 70 litų. 100 litų. 100 litų vienas. 100 judėjimo laisvę. 100 litų 2. 110 litų. 120. Jūs garsiau šaukit tada. 120 litų vienas. 120 litų 2. 130 litų. 140 litų. 140 litų vienas. 140 litų 2. 150 litų. Solidu. 150 litų vienas. 200 litų. Taip, aistros kaista. 200 litų vienas. 200 litų 2. 210 litų. 210 litų vienas. 210 litų 2. 210 litų 3. Parduoda. 210 litų tikrai teisinga kaina už judėjimo laisvę ir puikiai investicijas. Kęstučio Senkaus darbas šilumos skrynelė. Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras, keramikos studija Žiezdrė, vadovė Vida Daukšienė. Vaikas jaučiasi saugus, stiprus tik šeimos apsuptyje. Jam reikia, kad jį mylėtų, kad jis šildytų mamos rankos, reikia tos mažytės šilumos. Saugokime, kad niekada ta šiluma neišnyktų. Kęstutis Senkus ir jo šilumos skrynelė. Pradinė kaina 50 litų. 50 litų už šilumos skrynelę. Kas daugiau, ponai? 50 litų. Kas daugiau, ponai?
Kęstučio Senkaus 12 klasės mokinio iš Klaipėdos moksleivių savižudos centro darbas šilumos skrynelė. Virginija gal nemato, prineškite arčiau, todėl kažkokie tai nebedrąsus pasidarė mūsų dalykai. 60 litų vienas. Čia bus antroji pieštukinė, gerbiamas ministrė. 60 litų. 2. 80. Kiek? 80. 80 litų. 80 litų. 1. 80 litų. 2. 80 litų. 3. Parduoda. 80 litų už Kęstučio Senkaus šilumos skrynelę. Sveikinam jūs įsigijus, pasišildykit šiltais gruodžio vakarais. Jeigu pamenat, pirmasis darbas buvo Algimantės Dobrovolskaitės ir dabar pristatom Algimantės darbą, kuris vadinasi Algimantės ražienos. Tai yra ražienos. Algimantės ražienos. Studija Žiezrė, vadovė Vida Daukšienė. Vasara dar visų mūsų širdise, ji dar nepabėgo. Kas daugiau? Algimantė Dobrovolskaitė, Algimantės ražienos. Pradinė kaina tiesiog juokinga, ponai, 50 litų. Už tokį gražų 9 metų mergaitės kūrinį. Tai jos ražienos. 50 litų, kas daugiau, ponai? Va įsižiūrėkite, atverkite. Kur, nematau? O, 100 litų. O, sveikinam, čia jau seni dalyviai, atgavo savo balsą iniciatyvą. 100 litų. 1. 100 litų. 2. Atrodo, grėsia jums įsigyti. 100 litų. 3. Armada, bravo, sveikinam Algimantės ražienos. Algimantės Dobrovolskaitės iš studijos Žiezrė, vadovė Vida Daukšienė, darbas. Iš studijos Guboja darbą, kuris vadinasi Keliautojai. Keliautojai. Už jūrų marių, tolimų vandenynų yra stebuklinga šalis, vadinama Svajonė. Šią šalį gali pasiekti tik patys ryžtingiausi. Tai didžiulis banginis ir jo mažasis draugas keliautojas. Jie pasieks svajonių šalį, nes jie tiki svajonėmis, tiki pasakomis, kaip ir ši mažoji autorė. Sandra Eidintaitė, 9 metų, pavadinimas Keliautojai, pradinė kaina tik 50 litų. Kas daugiau? Kas daugiau, ponai? 50, štai ką reiškia jaunystė. Čia ne po 10 litų laiptelių, o iš karto 250 litų už keliautojus. 250 litų. 1. 250 litų. 2. 300. Ponai, rekordinė suma paplokit. Tie 300 verti mūsų aplodismentų. 300 litų. 300 litų, čia ne 250. 301. Ponai, turit galimybę pasiekti rekordą. Rekordinę kainą 300 litų. 400.
500 litų vienas. 500 litų. 500 litų du. 500 litų. 3 parduoda. Bravo. Karšti aplodismentai, ponai, neabejingi žingsniai. Bravo, bravo, didelis. Kartelė pakelta labai aukštai, ponai, 500 litų. Virginė sako, pažiūrėk, koks gražus darbas, tai Snieguolės Valužytės, 12 metų, pavadinimas Žirgai. Prieš tai parduoto darbo kaina buvo 500 litų. Šito darbo pradinė kaina 50 litų. Snieguolė Valužytė, 12 metų, Žirgai, Klaipėdos jaunimo centro dailės studija Rasa, vadovė Loreta Laurinavičienė. 50 litų. Kas daugiau? Kokie? Kiek? Ne 55, bet 200. 200! Vakareiškia pavyzdys jaunimo, kaip įkvėpė 200 litų. Aplodismentai, ponai! 200 litų. 200 litų. 200 litų. Vienas. 200 litų. Du. Niekas nedrįs savo pomos ministrui. 200 litų. Ach, kokie paklausus. 200 litų. 3. Neduoda. Žirgai. Parduota už 200 litų. Edita Ulanova, 13 metų amžiaus. Editos pievos. Dėmesio gerbėmėjai aukciono dalyviai. Autorės pasiekimai. Ji dalyvavo vaikų piešinių konkurse Laiškai tekančios saulės šalies vaikams, kurį organizavo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir švietimo fondas 2004 metais. 5 laureačių Alytiškės Ugnės Česnavičiūtės, Panevėžietės Beatos Balaišytės ir klaipėdiečių Editos Ulanovos, Indrės Gaučiūtės ir Julius Lerkovič darbai buvo panaudoti leidžiant pasauliniai parodai Expo 2005 skirtus Lietuvą pristatančius atvirukus. Išrinkti buvo iš 321 piešinio. Čia visus turėtų įkvėpti pavyzdys, kuomet pasiekusią autorė apdovanojimus Briuselyje žymų mūsų miesto žmogų paskatino teisingai investuoti. Kiek? 60 litų. 60 litų vienas. Kiek? 100 litų. Va jau čia yra solidu. 100 litų vienas. 100 litų. 2. 150. Aš ir maniau, kad jūs atsišauksit. Taip. Nujaučiant sėkmingą autorės karjerą. 150 litų vienas. 150 litų. 2. 200 litų. Paplokim, bravo. 200 litų vienas. 200 litų. 2. 220 litų. Kaip jūs paleisit šitą
laikykitės, tai maestro Skaista, 250 litų vienas. Už autorės, kurios darbas įtrauktas į darbus, kurie pristato Lietuvą Expo 2005. 250 litų. 250 litų. Kas dar nieko nebėra kišenės, ar kaip? 250 litų. 3. Parduoda. Bravo. Bravo. Gaidžio metai. Gėrio simbolis. Darbas vadinasi Gėrio simbolis. Autorius 8-okė Gintarė Jonauskaitė. Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras, keramikos studija Žiezdrė, vadovė Vida Daukšienė. Šis talismanas tai Gėrio simbolis, padarytas su didelė viltimi, tikėjimu, kad ateinantis metai tikrai padovanos mums tai, ko trokšta mūsų širdis. Gintarė Jonauskaitė, Gėrio simbolis, su gražiausiais linkėjimais naujiems metams. Pradinė kaina 50 litų. 70 litų. 70 litų. Kas daugiau? 70 litų. Vienas. 70 litų. 2. 70 litų. 3. Parduoda. 70 litų už Gintarės Jonauskaitės 8-okės iš keramikos studijos Žiezdrė darbas Gėrio simbolis. Tiesiog negaliu atsigrožėti šituo gražiu žaisliuku. Kodėl aš jį dabar įsigijau? Šitas žaisliukas bus padovanotas mano labai geram draugui, buvusiam ambasadoriui Japonijos Lietuvoje, su kuriuo mes ir iš dabar palaikom labai tokius tamprius, šiltus draugiškus ryšius. Jis šiuo metu reziduoja Briuselyje ir, kaip žinote, šito Japonijos ambasadoriaus pagalba buvo atlikta giliavandenių uosto studija, Klaipėdos galimybių studija Klaipėdos, reiškia, mieste. Jūs neįsivaizduojat, kaip jis apsidžiaugs, ypatingai jo žmona. Jie labai vertina tokius dalykus, rankų darbą, ir jeigu dar sužinos, kad tai yra mergaitės, tai čia iš viso, aš manau, kad jos labai maloniai nustebins. Aš iš tikrųjų jį įsigijau dykai, palyginus su tuo, kiek tokie iš tikrųjų meno vertybės kainuoja, galbūt kitose aukcionuose, taip jau sakykime. Tai ačiū labai, kad niekas nepermušė kainos, kurios ir galėjo. Ieva Černevskytė, 8 metų, ropė. Ant žalios kalvos, prie gūdžios girios, užaugo ropelė ir nustebino senelį. Atbėgo ją pasigrožėti močiutė ir anūkėlė, šuniukas ir kačiukas, bet kaipgi ją išrauti, iš kur jėgų tiek gauti. Pagalbon kvietėsi peliuką ir išrovė roputę. Įsižiūrėkit, ponai, įsižiūrėkit, nenukreipkit žvilgsnio kur nors kitur, Virginija vargsta nešioja, jums rodo, kad jūs pajustumėt šito. Aš nevargstu. Nevargsti? Ne. Nu tai tada prinešk arčiau. Ir tada tu į juos žiūrėk, kad jie greičiau mąstytų ir suprastų kūrinio vertę. Trečdalį daugiau, 90 litrų. Už tokią puikią ropę, pažiūrėkit, kokia spalva, kokia gama. 90 litrų vienas, 90 litrų. 150. Vadai, 150 litrų. 150 litrų vienas, 150
170 litų. Vienas. 170 litų. Kiek? 100 kiek? 180. Sveikinam. 180 litų. Vienas. 180 litų. Du. 20 už Europę. Vienas. 20. Du. 200 už tokią geltoną rovę. Pažiūrėkite, kokia spalva. Kai kam jį tikrai labai tiktų prie... Taip, teisingai jūs pačiupinėjot šitą apykaklę. 210 litų. 3. Pardona. Bravo, sveikinam. Sveios. 12-okės. Iš keramikos studijos Žiezdrė. Žuvytė pagalbininkė. Štai, ponai, Žuvytė pagalbininkė. Anastasija Drobiševskaja, 12-okė. Žuvytė pagalbininkė. Įsivaizduokit tik, ponai, ne kokia auksinė žuvelė. Nebanalus pavadinimas. O vis dėlto prasmė užkoduota jaučiasi. Na, kas įsigys Žuvytę pagalbininkę, pradinė kaina 50 litų. Žuvytė pagalbininkė, ponai, ne bet kokia. Ne koks smauglys ar vilkas, o Žuvytė pagalbininkė. 50 litų, kas daugiau, ponai? Anastasija Drobiševskaja, 12 pajus dalyviai. Leisk, nešk arčiau, tegul paliečia. Į dešinę daugiau. Dar į dešinę. 70 litų Žuvytė pagalbininkė. 70 litų vienas. Kiek? 110. 110 litų vienas. 110 litų. Žuvytė pagalbininkė tikrai padės. 110 litų. 110 litų. 3. Pardona. 110 litų tikrai puikiai pastavę žalią Žuvytę pagalbininkę. Anastasija Drobiševskaja. Pristatome Julijos Vaitiekūnaitės, 11 metų amžiaus dailininkės, Senamiestis. Jeigu mūsų širdis nepaliautų stebėtis kasdieniniais gyvenimo stebuklais, jaunimo centro dailės studijos Varsa. Vadovė Loreta Laurinavičienė. 50 litų. Vazita taip gražiai žiūri, šypsosi. Gražus darbas, vis tiek labai gražus. 100 litų. 100 litų. Vienas. 100 litų. 2. 200 litų. Matai, 200, dvigubai daugiau. 200 litų. 200 litų. 3. Atsiprašau, tada trečią numušu. Kiek? 250 litų. Vienas. 250 litų. 250 litų. 2. 300.
300 girdėjosi gerai. 300 litų. 300 litų vienas. 300 litų. Du. Nieko neskirti. 300 litų, 3. Padova. Bravo. Žydinį. Olga Melnikova, 12 klasės mokinė. Darbo pavadinimas Namų židinys. Keramikos studija Žiezdė, vadovė Vida Daukšienė. Už namų židinį. 55, o vis dėlto 55, tai ne 50. 55 litai, ponai, 55 vienas. 55 litai. 2. 55 litai. 3. Barbara. 55 litai. Šaunus pasirinkimas, tikrai. Paskutinis aukciono darbas. Autorius Laura Kneižytė. 14 metų autorė šį darbą pavadino Kelionė į Egiptą. Wow. Fantastika. Kelionė į Egiptą. Atrodo ne bibliniais motyvais. Norite pažinti žodžiais tai, ką visada žinojome ir jautėme mintimis, ko troško. Jeigu mums tai pavyks, tai litų. Na, nors mūsų gretos šiek tiek paredėjo, bet vis dėlto 200 litų. Paplokim, ponai. Paplokim, finalinis, paskutinis darbas. Man atrodo, mes įgaunam pagreitį, po pertraukos darysim antrą aukcioną. 200 litų. 200 litų vienas. 200 litų. Už kelionę į Egiptą. 200 litų. Už finalinį darbą. 300. 300. Matai, 300. 300. Va čia iš tikrųjų 300, tai ne 200. Ir tai yra kelionė į Egiptą. Ir šitas darbas yra ne bet ko, o Lauros Kneižytės. 300, taip? 300. 301. 300 litų. Už kelionę į Egiptą. Už paskutinį darbą. 300 litų, nu? 400! Va! Antras metas, ponai, 400! 400! 400! Bravo! Bravo, 400 litų. Va! Kiek? Plius 50. Prie 400 pridėti 50. Kiek bus? 450 litų. 450 litų. 450 litų vienas. 450 litų. 2. 500. 500. Ponai, paskutinis darbas. Vėl muša kelią į rekordininkus. 500. Kelionė į Egiptą. Laura Kneižytė. Kelionė į Egiptą tik už 500. 500. Fantastika. Tu nenugriūk irgi nelaikytis. 500 litų vienas. 500 litų du. Tai čia viskas? 500 litų du. Rankas kiti kelia viršų. 500 litų. 3. Bravo! 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 Šaunus puikus paskutinis aukciono akordas. 500 litų kelionė į Egiptą. Lorena Kneižytė.
aktyviai ir šauniai dalyvavote mūsų aukcione, o mes primename, kad visos surinktos aukciono lėšos bus skirtos opiai miesto problemai spręsti, pirmai pavyzdiniai šeimos aikšteliai pastatyti. Dar kartą visus sveikiname, dėkojame, linkime linksmų artėjančių šventų kalėdų, džiaugsmingų naujųjų metų, viso gero!